Lokys buvo apsileidęs, šleivakojus ir purvinas žvėris, bet geresnės širdies už jį nebuvo visame miške. Tačiau žvėris pastebėdavo tik tai jo išorę. Lokys dėl to labai įsižeisdavo, juos gaudydavo ir žiauriai suspardydavo. Dėl to žvėris jo nemėgo. Nors jis buvo labai geras ir linksmas, jam patikdavo krėsti pokštus. Dėl tų pokštų kiti žvėris greitai pradėjo jo neapkęsti ir mušti. Taip, sunku gyvenime būti geru ir linksmu. Zuikis irgi buvo piktas ir žiaurus, ir purvinas, ir dar jis buvo bailys. Zuikis niekuomet niekam nedarė niekšybių, nes bijojo, tačiau vis tiek visi jį stipriai mušė. Todėl, kad blogis visuomet turi būti nubaustas. Vilkas irgi buvo pasileidęs ir purvinas, ir dar jis buvo labai piktas ir žiaurus. Bet žvėris nejautė jam neapykantos ir jo nemušė. Todėl, kad vilkas mirė dar ankstyvoje vaikystėje. Todėl, kad Lokys gimė anksčiau už vilką. Gerai, kai gėris nugali blogį. Zuikis irgi buvo piktas ir žiaurus, ir purvinas. Ir dar jis buvo bailys. Zuikis niekuomet niekam nekrėtė niekšybių, nes bijojo. Tačiau vis tiek visi jį stipriai mušdavo. Todėl, kad blogis visuomet turi būti nubaustas. Ir genys taip pat buvo piktas ir žiaurus. Jis nemušdavo žvėrių, nes neturėjo rankų. Todėl savo įtūžį jis išliedavo ant medžių. Jo irgi nemušė, todėl kad negalėjo pasiekti. Kartą jį mirtinai užspaudė nuvirtęs medis. Miške sklido kalbos, kad medis atkeršijo. Po to žvėris ištisą mėnesį bijojo šlapintis ant medžių. Jie šlapinosi ant zuikio. Zuikis peršalo ir numirė. Visiems buvo aišku, kad dėl visko kaltas genys. Bet jo niekas nelietė, nes negalėjo ištraukti iš po nuvirtusio medžio. Taip, blogis kartais lieka nenubaustas. Kurmis buvo mažas ir aklas. Jis nebuvo piktas, jis tiesiog gerai darė savo darbą. Tai jis pagraužė medį, kuris užvirto ant genio. Apie tai niekas nesužinojo ir todėl jo ir nesumušė. Jį apskritai mušdavo retai, dažniau gąsdindavo. Bet jį buvo labai sunku išgąsdinti, nes jis buvo aklas ir nematė, kad jį gąsdina. Kai nepavykdavo išgąsdinti kurmio, žvėris labai susikrimsdavo ir mušdavo Lokį, nes jiems būdavo labai apmaudu. Kartą Lokys taip pat sumanė išgąsdinti kurmį, bet kurmis neišsigando. Nes Lokys jį užmušė, netyčia. Tiesiog Lokys buvo labai nerangus ir žvėris jį labai stipriai sumušė. Nežiūrinti tai, kad Lokys teisinosi norėjęs pajuokauti. Blogai, kai tavo juokų niekas nesupranta. Lapė buvo labai gudri. Ji galėjo lengvai apgauti bet ką. Kai jai tai pasisekdavo, jos nemušdavo, bet kartais jai nepasisekdavo ir ją mušdavo. Mušdavo visas miškas ir tuomet ji jau negalėdavo nieko apgauti. Todėl, kad labai sunku ką nors apgauti, kai esi mušamas. Kartą jas sumušė mirtinai. Taip, gyvenime visą laiką teisybė atsiskleidžia. Šernas buvo didelis, stiprus ir baisus. Visi jo labai bijojo ir todėl jį mušdavo tik visas miškas kartu. Arba tiesiog apmėtydavo akmenimis. Šernas šito labai nemėgo ir kartą naktį jis paslėpė visus akmenis miške. Už tai jį labai stipriai sumušė. Nuo to laiko šernas niekuomet neslėpdavo akmenų. Tiesą sako, yra laikas rinkti akmenis, yra laikas jų neliesti. Ožys buvo nei piktas, nei geras. Jis tiesiog buvo skundikas. Jis dažnai įskųsdavo ką nors ir jį mušti bijojo. Tačiau tokiu elgesiu jis visiems įkyrėjo ir tuomet jį sumušė mirtinai. Todėl, kad jis vis tiek būtų miręs nuo senatvės, kada nors. Kai ožys mirė, Lokys graudžiai verkė, nes jis paslapčiomis mylėjo ožį. Taip, meilė pikta, pamilsi ir ožį. Ežiukas buvo mažas ir dygliuotas. Jis badėsi. Jis nebuvo piktas, tiesiog tokia jo prigimtis. Dėl to jį mušdavo tik per pilvą. Ežiukui tai žinoma nepatiko ir jis ėmė skustis plikai. Nuo tada jį ėmė mušti kaip visus kitus. Labai sunku būti kitokiu. Skunsas buvo beveik toks pat kaip zuikis, bet tik labai smirdėjo ir jo kvapas buvo nepakenčiamas. Jį mušdavo įkišę į celofano paketą. Tada kvapas buvo netoks stiprus. Kartą buvo Skunso gimtadienis. Jis sukvietė visus žvėris, nes buvo godus ir mėgo dovanas. Ir žvėris jam padovanojo naują celofano paketą. Ir stipriai sumušė jį iki sąmonės netekimo. Ir Skunsas pakete uždūso. Taip jį ir palaidojo, neišėmė iš paketo, labai tolimame miške. Nes miręs Skunsas dar labiau smirdėjo.
Paskui atėjo labai tolimo miško gyventojai ir visus stipriai sumušė. Jiems nepatiko negyvos kunso kvapas. Taip, su kaimynais reikia gyventi taikiai. Žiurkenas taip pat buvo labai godus ir turtingas. Jei jis būtų dalinęsi savo turtais, jo nebūtų taip smarkiai mušę. Bet jis buvo labai godus. Už tai mušdavo stipriai. Labai stipriai. Ir jam vis tiek tekdavo dalintis. Ir jis graudžiai verkdavo. Turtuoliai juk irgi verkė. Liūtas buvo žvėrių karalius. Jis valdė mišką. Karalių mušti negalima. Toks įstatymas. Tačiau žvėris senai spjovė įstatymus. Jie mušdavo ir liūtą. Ne už ką. Todėl, kad taip jau priimta. Nebemuškim vienas kito. Sudie.